Taip, sveiki, mėlyjeji klausytojai, mes jau esame eteryje ir mūsų pašnekovas štai iš karto šonu pasivertęs, bet nežinau, tai kaip čia, kai pasakė, tai tada gaunasi, galėjai gal atsukti tada atgal. Bet tai aš vis tiek šon, ne? Va, dabar liuks. Sveikas, Vitalijau, sveiki visi brangus klausytojai. Tai mes tęsiam, čia ką tik vyko simulacija su gerbiamu daktaru Julium Neverausku apie žmogų, kuris nuolat atidėlioja ir turi emocinį valgymą, su kuriuo bando dorotis, neturi energijos ir mes taip tarsi pratęsiam dabar. Ir čia susitinkam su Vitalijum, kuris yra fizinės sveikatos mokslo ekspertas ir jisai yra žmogus, kuris iš tikrųjų mane kažkaip, blogas žodis yra privertė, bet kažkaip padarė, kad aš pradėjau sportuoti, nors aš 3 kartus buvau nusipirkus metų abonementą sporto klubo ir niekada nesportuodavau, niekaip neprisiversdavau, jau ten prisiekdavau, iš anksto sumokėdavau. Ir turbūt, kad daugam taip yra buvę, bet kažkaip, o kaip... Nu gerai, tai pradėkim nuo to, ar tu turi kokį nors guilty pleasure, pats tokių dalykų, dėl kurių susijusių su sportu arba sveika gyvensena, dėl kurių tau, žinai, kas yra guilty pleasure, kur labai džiaugiesi, bet to pačiu ir tada grauži save, kad tu padarai kažką tokio, ko šiaip sporto treneris nerekomenduotų. Tai tikrai yra. Esu irgi paprastas žmogus, iš tikrųjų žiauriai mėgstu saldumynus, gal taip sakyčiau. Tai mano toks guilty pleasure būna bandelės ir visi kepiniai. Tai iš tikrųjų kartais sunku būna atsilaikyti ir kažkaip šitos vietos dažniausiai savo nedraudžiu. Ir vien dėl to... Kadangi savo to nedraudžiu per daug, nėra labai didelių pagundų ir per daug manipuliuoti šitą vietą. Bet šiaip guilty pleasure, jeigu tai palies, tai būtų visokie kepiniai, bandelės, viskas, kas saldus, sakyčiau. Taip. Nu, čia toksai klasikinis, visai dažnai pasitaikantis, bet labai gerą čia vietą palėtėjai, kad kadangi savęs per daug nebaudi dėl to, tai dėl to reiškia, kad neįninki visiškai. O pavyzdžiui, kaip tu elgiesi su savo klientais? Aš, kadangi šitą psichologiją taikau savo, tai aš vadinu tokią 80-20 taisyklę, kažkada labai senai sužinojau, man labai patiko, tai pradėjau taikyti ir visiems žmonėms, su kuriais dirbu, nes man atrodo sveikiausia tiek kūnui, tiek protui, kadangi nepriboju savęs per intensyviai atsisakyti kažkokių tai produktų, dėl to nėra tokios didelės pagundos ar noro juos suvalgyti, kadangi dažniausiai savo tai leidi. Tai jeigu taip tiksliau paaiškinus, tai apie 80% visko, ką valgai, turėtų būti, kas yra naudinga ir ko reikia, ir 20% tai, ko tiesiog nori. Geras, gerai skamba šiaip visai, kad galima leisti tą 20% ir tada jo, iš tikrųjų taip lengviau. Tai gerai, bet važiuojam nuo pradžių, pradedam mūsų tas terapinės istorijas, mes dažniausiai nuo pačios vaikystės ir nuo to, kad dar aš, ką labai noriu pažymėti, kad tu esi sporto treneris, kaip vadino fizinės sveikatos ekspertas ir dar taip pat tu esi masažistas ar masažuotojas, kaip reikia sakyti? Masažuotojas. Vis dėlto masažuotojas. Tai gerai, tai ir tu ir masažuotojas ir daug labai su tuo ir netgi savo visai neseniai turėjai visą saloną sporto, nežinau kaip čia vadinti, ar žodžiu, taip daug su fizinė būtent sveikata susijęs yra tavo gyvenimas. Ir kaip čia, o nuo ko viskas prasidėjo, kada tu pradėjai sportuoti, ar tu ir kaip čia taip atsitiko? Iš tikrųjų, kiek save atsimenu, tai labiausiai su sportu pradėjau draugauti, kai man buvo kokį 12-13 metų. Pradėjau sportuoti tiek su svoriais pas draugą tokiam sklepe, turėjau šiek tiek porą štangų, hanteliukų, tai mes tenais pradėjom savo, sakykime, sporto karjerą.
Mokykloje buvau ganėtinai aktyvus, labai daug įvairių sportinių veiklų, nuo futbolo, krepšinio, tinklinio, krepšinį gal šiek tiek ūgio pritrūko, lankiau net kovinį sportą, boksą, tai yra tokių labai daug įvairių sportinių veiklų teko išbandyti, bet jeigu tai plėsti jau šiek tiek rimčiau ir protingiau sportuoti, tai sakyčiau, nuo kokių 18-19, kai pradėjau studijuoti, tada pradėjau šiek tiek daugiau suprasti, kaip iš tikrųjų turėtų atrodyti sportas, tai nuo tada, sakyčiau, prasidėjo ta reali, normali sporto karjera. O tai čia, matai, nuo 12, sakai, metų pradėjai, nuo 11-12, tai čia grinai tokia paauglystės pradžia. Nežinau, ar kažkaip susiję su tavo paauglystė, kaip ten ta paauglystė tavo klostėsi. Šiaip iš tikrųjų buvo labai, priskaičiau prie sunkių vaikyščių, paauglysčių, kadangi turėjau smurtaujantį tėvą, tai aš manau, kad viduje iš tikrųjų visada norėjau būti stipresnis ir sugebėti apsiginti. Ir taip pat mokykloje, sakyčiau, pradinėse klasėse, kažkur ties 2-3 klasė nustojau augti. Tai buvau labai žemas ir labai liesas berniukas. Dėl to iš tikrųjų, kad išvengti patyčių, pradėjau labai stipriai sportuoti, kad, sakykime, priaugti raumeninės masės, dėl to ir į kovinį sportą nuėjau, į boksą, kad išmokti apsiginti, nes 5 klasėje pakeitus mokyklą, tai perėjus į progimnaziją, gimnaziją, tai buvo nes aš gyvenau vienkiemy, persikėliau į miestelį, tai ten iš tikrųjų teko už save pakovoti labai daug, ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Tai iš tikrųjų kokius 2-3 metus, sakyčiau, tokios fizinis smurtas mokykloje, muštynės egzistuodavo, jeigu ne kas, nežinau, kas mėnesį, tai kas porą savaičių, tai tikrai, iki kol atrodo tą tokį savo vardą užsikovojau, kad neapsimoka kabinėtis. Oho, ačiū tau labai, kad tu taip atvirai pasidalinai, man net nubėgo šiurpas iš tikrųjų ir kad tai tau tikrai labai dėkoju, kad tai pasakei ir tada dar grįšiu prie tos temos apie tai, kad sakai smurtaujantis tėvas ir žinai, būna taip vaikam, kad kartais kažkokiu metu, ypatingai aš dirbu su aukštesnių gabumų vaikais ir jie kažkokiu metu supranta, kad jie yra protingesni už tėvus ir jau kelintas su manim tai pasidalina. Ar buvo kažkoks laikas, kai tu supratai, kad tu esi jau stipresnis už, jau gali apsiginti? Buvo ir labai gerai prisimenu, sakyčiau, netgi tą dieną. Iš tikrųjų, čia buvo paskutinė diena, kai tėvas pakėlė ranką prieš mane, man buvo apie 14 metų ir atsimenu, kad tada lyg iš niekur nieko, iš tikrųjų priėjo tėtis, pradėjo konfliktuoti, dabar net neatsimenu, apie ką tai buvo, bet iš tikrųjų turiu net nosies pertvarą paėjęs iš šono, tai čia buvo tiesiog trenkė iš galvos man tiesiai į nosį, bet aš tada tiesiog, sakykim, supratau, kad aš esu jau fiziškai stipresnis, aš tiesiog paguldžiau jį ant žemės ir tiesiog palaikiau, kol šiek tiek nusiramins. Atėjo mamos brolis, tai yra mano dėdis, jį prilaikė, aš tiesiog išėjau į lauką, nosis kruvina, šiek tiek pertvarą paėjus į šoną. Tada supratau, kad aš esu fiziškai stipresnis, aš galėčiau fiziškai sužaloti jį dar stipriau, bet tiesiog supratau, kad tai neverta ir kad aš to nenoriu daryti, bet nuo tos dienos tiesiog nebegyvendavau namuose, išvykau pas seserį ir čia buvo ta diena, kai supratau, kad esu stipresnis, bet savo jėgą panaudojau ne kad sužalot, o tiesiog, kad apsigint ir parodyt, kad nuo čia jau tas fizinis smurtas baigėsi. Eik, tu savo kaip jautru ir dar tuo pačiu, kad ir tu tuo
tą dieną tu užaugai, iš esmės tu privalėjai užaugti, čia tik tai 14 metų, tai tu dar visai vaikas būdamas. Bet aš žinai ką pastebėjau, aš šiaip pastebiu, kad dabar, kai vaikštų į sporto klubą tavo dėka, tai matau žmonės ir jie ten tokie visokie taip daug jėgos savo demonstruoja ir tokie kartais piktoki, netgi būna tenai kažką reikia, o tu šiaip tai labai visai neagresyvus, tu toksai labiausiai švelnus sporto trenerius, kokį esu mačius šiaip iš šono žiūrint, taip atrodo. Tai ar padeda kažkaip tai, nes vis viena agresija turbūt natūraliai kaupėsi žmonėse, tai ar kažkaip tai tas sportas padeda, prisideda prie šito? Mano akimis sportas yra labai gera terapija, tikrai galėčiau pasakyti, kad tai yra labai gera terapija, nes iš tikrųjų su kiek žmonių ir dirbu ir man pačiam, psichologiškai net labai padeda išsikrauti ir visą tą gal ir negatyvę energiją tiesiog išlieti į svorius, nes patirdamas stresą, nuovargį, kažkam pykti, iš tikrųjų ateini, pasportuoji su svoriais, išsikrauni ir po kiekvienos treniruotės išeini, atrodo toks, tarytum nuo savęs numetęs kažkokią naštą, išeini ir mintis, nes bent jau sportuojant ir sportuojant sunkiai, atrodo tikrai negali galvoti apie esančias problemas aplinkui, tai tuo metu tai man kaip kokia meditacija, sakyčiau, realiai tiesiog susifokusuoji į svorius, kaip atlikti techniką ir jau mintis gali grįžti jau tik po sporto, tai nereikia nusiraminti. Tikrai, super. Jo, ir dar tai tokie sąmoningi judesiai, sąmoningas tas, bet mes apie tai dar pakalbėsim, bet dar truputėlį grįžtam prie tavo istorijos. Tai tada tau 14 metų, tu išsikraustęs ir ką tada tu darei? Ką tu veikiai tuo metu? Iš tikrųjų, tai buvo vasara kaip tik, tai man labai padėjo, nes aš išvykau pas pusseserę padirbėti, sakykime, dirbau pas ūkininką, pradėjau uždirbti pinigų. Iš tikrųjų, kaip 14 metų, sakyčiau, labai nemažai pavyko uždirbti. Aišku, dirbdavau jau nuo tada labai ilgas valandas, nes tikrai reikėjo pinigų. Ir kaip tik pasisekė, kad sesuo miestelyje gyveno su vyru ir turėjo papildomą kambarį. Tai aš susitariau, kad mane tiesiog priims gyventi kartu. Aš padėsiu auginti mažą vaiką, tai yra tiesiog pagelbėjau buitį kiek įmanoma, ten maistu kiek įmanoma pasirūpinu pats, iš uždirbtų pinigų į vasarą ir kažkaip taip ir gaudavosi. Tada radau irgi, vasarom visada dirbdavau, o paprastai mokiausi vis dar. Tai džiaugiuosi, kad mokslai nenukentėjo iš tikrųjų iš tos pusės. Taip, o mokslai nenukentėjo, ne, ir mokėsi, ir tada įstojai į, kaip vadinasi? Sporto universitetą. Įstojau į sporto universitetą Kaune. Iš tikrųjų, tai jaučiau tokį vidinį poreikį, kadangi iš tikrųjų šeimoje nemačiau nei vieno pavyzdžio, kas studijuotų. Tai labai pajaučiau vidinį poreikį, nes aš nuo kokio 10 klasės suvokiau, kad noriu kažką veikti su sportu, sportuoti, judėti, kadangi kai buvo 17 man, mėgdavau nardyti, plaukioti, irgi, kaip sakau, buvau labai aktyvus ir nerdamas į vandenį, nėriau galvą ir išnirus labai stipriai pradėjo skaudėti nugarą. Atsimenu, kad aš dar porą savaičių tiesiog kentėjau, galvojau, kad viskas praeis, bet tada mano tuometinė fizinio ugdymo mokytoja privertė nuvažiuoti, sako, aš nevesiu, tarkim, skaitim ar dar kažko, sako, nuvažiuok, prasišvies, pasižiūrėk. Tuo metu išsiaiškinau, kad turiu išvaržą, tai spėju, kad nerdamas ją gavau, tik tuo metu buvau vaikų ligoninėj Klaipėdoj ir ten mane labai prastai pakonsultavo viena seselė, iš tikrųjų bandė išgąsdinti, aš kaip supratau, nes aš pasakiau, kad sportuoju su svoriais ir man iš vis pasako, tu toliau sportuosi su svoriais. Tai sako, sėdėsi vežimėlį, nes ten į vyruką parodė, kuris vežimėlį buvo, sako, baigsi lygiai taip pat. Tas man labai išgąsdino, bet tuo pačiu ir privertė domėtis, nes kažkaip atrodė nelogiška tuo metu. Aišku, žinių nebuvo, bet pradėjau skaitinėti ir aš supratau, kad kaip tik gali atrodo vos, priešingai gal nebus, bet kaip tik, jeigu nesportuosiu ir tiesiog nejudėsiu, tai bus dar blogiau, kaip tik nugaros skausmai didesni, aktyviau, tai kažkaip pradėjau skaityti ir supratau, kad labai patinka,
tiek pačiam sportuoti, tiek kitiem padėti, patart ir supratau, kad noriu savo gyvenimą sieti su sportu, su pagalba kitiem, padėti edukuoti taip pat. Tai tada supratau, kad reikia stoti į universitetą, būtent į sporto universitetą, nes čia gal, sakyčiau, vienas geriausių pasirinkimų Lietuvoje. Tai įstojau į nemokamą vietą, pasibaigiau.